Praėjusį kartą kalbėjome apie matematinius veiksmus ir tada šiek tiek užsiminiau apie sveikųjų skaičių dalybą bei liekanos radimą. Taigi šiandien šiek tiek plačiau šią temą panagrinėsiu ir bandysiu parodyti būtent kas tai yra. Kad būtų jums aiškiau, išspręsiu uždavinuką, kurio sąlygą esu parašęs šitoj vietoj žemiau. Ir jis skambėtų taip. Yra n saldainių ir m mokinių. Reikia rasti, po kiek saldainių gaus kiekvienas mokinys ir kiek atliks saldainių mokytojai. Taigi, pradėkim nuo pradžių. Ir iškart žinant kintamuosius, mes bandysim juos apsirašyti. Taigi, kintamieji yra tokie, int n, tai yra mokiniai ar ne, tiksliau saldainiai, mokiniai. Ir jeigu norim, galim susikurti papildomus, tai yra po kiek gaus ar ne, ir atliks. Nu, pavyzdžiui, gaus, atliks. Aišku, be jų mes taip pat galim išsiversti, bet aš parašysiu juos. Ir pradedam rašyti programą. Taigi, rašykim taip, kad būtų aišku ir su visais paaiškinimais, su tekstu išvedimu ir panašiai. Taigi pirmoji eilutė pirmiausia norėsim įvesti saldainių skaičių. Toliau taip ir padarysim, įvesim tą saldainių skaičių, tai yra kintamasis n. Įvesime mokinių skaičių. Ir aišku, mokinių skaičius yra išsaugomas kintamajam m. Taigi sekantis žingsnis bus suskaičiuoti, kiek gaus kiekvienas vaikas ir kiek atliks. Taigi jeigu norim sužinoti, kiek gaus, po kiek gaus, tai mes šiuo atveju paprasčiausiai dalinsim skaičius. Tai yra saldainius iš mokinių. Ir atlikę tuos veiksmus mes jau žinom, kad gaus po kažkiek saldainių, o po kiek tai priklausys nuo to, kokius skaičius įvesim. O jeigu norim suskaičiuoti, kiek atliks, tai aišku yra du būdai, bet šiandienos tema yra sveikieji skaičiai ir liekanos radimas, taigi naudosim liekanos radimą. Ir iš tikrųjų viskas tas pats, tik tiek, kad vietoj paprastos dalybos mes parašom procento ženklą, o tai reiškia, kad ieškom liekanos. Realiai programa išspręsta, beliko išvesti atsakymą ir mes tai bandykim padaryti. Ir toliau dar išvesime atsakymą, kuris nurodys, kiek mokytoja gaus, aišku, jeigu atliks tų saldainių. Taigi programa kaip ir parašyta, turėtų, jeigu kažkokių klaidų nepadariau, pateikti atsakymą. Na ir pasileido, taigi visų pirma reiktų įrašyti skaičių, kuris nurodys, kiek iš viso yra saldainių. Tarkim, tegul bus 125 saldainiai ir mokinių, na, tarkim, 12, ne? Taigi kiekvienas vaikas gaus po 10 saldainių, o likusieji 5 atiteks mokytojai. Tai tokia šiandienos tema dar pabaigai.
pabaigai greit paaiškinsiu, ką čia parašėm. Tai aišku, visų pirma susirašėm kintamuosius, kuriuos naudosim skaičiuojant. Kintamiesiem priskyrėm reikšmes, o šitos dvi eilutės atliko skaičiavimo veiksmus. Tai yra surado po kiek gaus kiekvienas mokinys saldainių, o šitą eilutę suskaičiavo, kiek atliko tų saldainių ir tai reiškia, tie saldainiai atiteks mokytojai.